Iki paskutinio momento vis tikėjomės, kad lošim pirmoje lygoje ir dėjom visas pastangas, kad tai įvyktų. Na, sprendimas toks, kad mes lošim antroje lygoje, tai priimam šį iššūkį. Tikslas tada lieka tik vienas. Minimum antra vieta, maksimum pirma. Tai pagrindinis, aišku, laimėti čempionatą. Kaip seksis antroje lygoje, matysim. Komandos nežinomos ir kaip jos elgsis, kaip jos žais, bus įdomu pastebėti. Aišku, norėsiu lošti pirmoje lygoje, bet yra kaip yra, tai ir susitaikysim su šito ir tikslas bus vienas – grįžti į pirmą lygą. Jo, iš tikrųjų komandą komplektavom pirmai lygai ir pasirašytos sutartis jau kaip ir buvo ir visi tikėjomės, kad lošiu pirmoje lygai. Žaidžiam dabar antroje lygoje, žaisim. Komanda iš tikrųjų sureagavo labai šauniai, aš galiu pasakyti. Jokių panikos požymių. Ir tiesiog sako, yra kaip yra, patys prisidirbom, tai dabar sriepkim. Tai man džiugu, kad komanda nenuliūdo ir kažko neįsigando, o tiesiog eis tik į priekį. Ir visi puikiai komandos nariai supranta, kad tikslas yra vienas. Na, jeigu mes kalbam apie pirmą ratą, tai vertinu, kaip sakyt, gerai, nes buvom antroje vietoje, daug neatsilikom nuo pirmos vietos. Žinant, kad mūsų komanda tikrai gana jauna ir žaidėjai, kurie mus, sakykime, norėjau kuo daugiau, kad žaistų mažeikiečių ir kai kurie tikrai nebuvo pirmoje lygoje, kad vedantys žaidėjai, daugus buvo tik tai, sakykime, statistai, tai labai džiaugiuosi, kad pavyko iš tokių alkanų žaidėjų suburti tokią, sakykime, konkurencingą komandą, kuri kovėsi su visais. Aišku, atėjom į šitą lygą su lyderių statusu, tai mums, kaip sakyti, toks buvo truputėlį davė nesklandumų kai kurios rungtynėse, bet manau gerai, nevertinu gerai. Ta antrą vietą buvom konkurencingi visiems. Turėjom pasiruošimą rungtynių, kaip draugišką, sakykime, tai tenai žaidėm su pirmos lygas daugiau komandų, kurios tiek mūsų atakuodavo, toks žaidimas apylygus būdavo. O kada pradėjom čempionatą, tai galbūt tiek nustebino tie varžovai, kad labai žemai gindavos. Tai galbūt kai kurios vietos nebuvau paruošęs komandas, kas man būtų reikalinga. Tai gal dėl to pradėjom tą, sakyčiau, pirmą ratą strigom truputėlį, bet viskas eigoje treniruočių procese dėliojos taip, kad, manau, vis tiek išsiratuliavo į tai, ką ir norėjom pasiekti. Na, žinot, dirbom ties to, tiek gynyba, tiek ataka. Aišku, džiaugiuosi, kad tas darbas nenuėjo veltui, bet norėjosi, kad būtumėm dar mažiau praleidę tų įvarčių, nes jeigu gerai pamenu, tai net iš 11 metrų baudinių keletą tų įvarčių buvo, ar 5 netgi. Ir tie baudiniai buvo tokie, sakykime, kurių mes galėjom išvengti. O apie ataką, tai labai džiugu, kad, nes, žinoma, ir Arnas pas mus jau jaunas visą laiką žaidė, ir Egidijus, kurie, Arnas iš vaikų futbolo atėjęs, Egidijus iš vis nebuvo žaidęs keletą, sakykime, sezonų. Tai kada, labai džiaugiuosi už juos, kad jie įsiliejo, kad Egidijus, man nors iki šiol yra rezultatyviausias komandų žaidėjas, tai labai džiugu už jį ir už visą komandą, kad jie tiek ir atakoje, tiek gynyboje dirbo tas, ką buvom sutarę. Matot, jau antrą ratą, kada pradėjom, jau visi varžovai žaidė prieš mus kaip prieš lyderius. Mes
sakykime, ir turėjom naujų žaidėjų, kurie pasipildėme. Ir tie nauji žaidėjai, kiekvienas norėjo daryti kaip geriau ir kur integravosi, sakykime, darė daug nereikalingo darbo, kuris mums buvo nereikalingas ir jie tam aukojo daug jėgų, bet po to padarėm tai, kas mums reikalinga, korekcijas, sudėliojom taip, kas vyktų, kaip ir matom galutinį rezultatą. Na, mes žinojom jau, kad Benas išvyks tuo laikotarpiu, tai jau dėliojom, mes žinojom treneriai, kas kur, kas turės ką pakeisti. Ir vertinčiau, kad Beno netekimas mums nebuvo toks skausmingas, kad jie nebūtume žinoję prieš tai to. Tai tik tiek norėčiau padėkoti Benui, kad atidavė visas jėgas, buvo komandos kapitonas ir daug atnešė naudos. Iš pradžių Sebastianas atvykęs bandė rodyti viską, ką gali ir galbūt kai kur per daug perdirbdavo, reikėjo jį truputėlį pristabdyti ir geriau supažindinti su mūsų žaidimo schemomis, ir prie kurių jis labai gerai priprato, pradėjo vykdyti užduotis tas, kurios reikalingos, ir matome, kiek jis atnešė komandai naudos. Kadangi mūsų komandai daug jaunų žaidėjų, aišku, buvo, kaip ir minėjau, kalnų pakalnių, žinot, ir kažkur ir galbūt mes treneriai nedadirbdavom, kur reikia, ir kažkur galbūt žaidėjai. Tai, bet visumoje, žinot, kas nedirba, tas neklysta, žinot. Visumoje vertinu teigiamai ir svarbiausia, pasiekėm tikslą. Žaidė komandai daug jaunų žaidėjų, svarbu, kad vietinių, kad auga, ir tikėkime, kad ir kitais metais jų bus daugiau ir pasieksime kitų metų užsibrėžtus tikslus.